Sveiki visi. Šiandien pasigilinsim, kaipgi neišmesti pinigų į balą, leidžiant juos internetiniai reklamai. Sveiki, taip, tema labai aktuali, ypač verslui. Mūsų atspirties taškas straipsnis "Kaip išvengti reklamos biudžeto švaistimo". Ten aptariami tokie, sakyčiau, protingo biudžeto valdymo principai. Ir tikslas mūsų šiandien būtent išlukštenti tas pagrindinės strategijas. Ką daryti, kad kiekvienas euras dirbtų, o ne tiesiog, išgaruotų. Gerai, tai nuo ko pradedam? Straipsnėje labai aiškiai tikslai. Pirmas žingsnis. Būtent. Ir čia svarbu net jei samdai agentūrą, pačiam verslui žinoti, ko nori. Taip, ar čia mums reikia, kad kuo daugiau žmonių sužinotų apie mus, ar, tarkim, konkrečių užklausų, kontaktų? Arba pardavimų. Konkrečiai pardavimų. Nes jei to aiškumo nėra... Tai pinigai tiesiog išsibarsta. Neaišku kam, neaišku kodėl. Taip, tie tikslai veikia kaip koks filtras. Padeda nuspręsti, kur dėti pinigus, o kur galbūt, šiuo metu neverta, kad nebūtų šaudoma į orą. Kitas dalykas – auditorija. Straipsnyje minima, kad dažna klaida rodyti reklamą, tiesiog visiems. Oi, čia tai tikrai labai brangi klaida. Reikia labai tiksliai nusitaikyti. Google Ads, Facebook Ads visur yra tų segmentavimo įrankių. Ir kuo tiksliau nusitaikai, tuo mažiau moki už tuos nereikalingus paspaudimus žmonių, kurie vis tiek nieko nepirks. Taip, didėja šansas, kad paspaudęs žmogus yra būtent tas, kurio mums ir reikia – potencialus klientas. Grinai, sumažėja švaistimas, didėja konversijų tikimybė. Esmė suprasti, kas tas tavo klientas. Toliau, kas man pasirodė įdomu – raktažodžiai. Čia irgi galime daug pinigų paleisti vėjais. O taip, jei parenki netinkamus. Sakykim, pardavinėjai prabangius baldus, o tavo reklamą rodo pagal užklausą pigus naudoti baldai. Visai ne į temą. Tiksliai. Todėl straipsnyje ir akcentuojami tie neigiami raktažodžiai labai svarbus įrankis. Ką tai reiškia praktiškai verslui? Reikia agentūros prašyti to sąrašo? Reikia ne tik prašyti, bet ir domėtis, kaip jis sudaromas ir nuolat pildomas. Žiūrėti tas paieškos užklausas, ką žmonės realiai rašo paieškoje. Tačiau ne vieną kartą padarai ir pamiršti. Anaiptol. Čia nuolatinis procesas. Kaip sodo ravėjimas, vis išlenda piktžolių, kurias reikia pašalinti. Taip ir čia. Vis atsiranda netinkamų užklausų, kurias reikia blokuoti. Gerai, auditoriją pasiekėm, raktažodžiai tvarkoj, o patys skelbimai. Ką rašyt, kokį paveiksliuką dėt? Čia ateina į pagalbą tas A/B testavimas, minimas straipsnyje. Tai čia kai lyginam kelis variantus? Taip. Pavyzdžiui, 2 skirtingas antraštes. Arba 2 skirtingus paveikslėlius. Ar kvietimus veikti pirkti dabar versus sužinoti daugiau? Ir žiūrim, kuris geriau veikia. Būtent. Nes spėlioti neverta. Testavimas parodo, kas auditorijai labiau patinka, kas ją labiau kabina. Kartais smulkmena. Vienas žodis. Taip, vienas žodis ar mygtuko spalva gali žymiai pakeisti rezultatą. O jei skelbimas neefektyvus, tai jis tiesiog, valgo biudžetą. Logiška. Dar vienas punktas – nuolatinis stebėjimas. Rezultatų. Ir aišku, pačio biudžeto. Taip, čia be Google Ads ar Google Analytics duomenų niepur. Reikia matyti, kas veikia, o kas ne. Kurios kampanijos neša pelną, o kurios tik išlaidas generuoja. Tiksliai. Ir tada reaguoti. Greitai. Perkelti biudžetą ten, kuris atsiperka geriausiai. Straipsnėje minimi ir automatizuoti įrankiai, kaip Google Smart Bidding. Kiek jais galima pasitikėti? Jie gali labai padėti, ypač valdant kainos pasiūlymus pagal nustatytus tikslus. Tarkim, siekiant kuo daugiau konversijų už tam tikrą kainą. Bet aklai pasitikėti nereikėtų. Pasakyčiau, kad geriausia, kai juos prižiūri specialistas. Automatizacija yra įrankis, o ne stebuklinga lazdelė. Ji veikia geriausiai, kai yra teisingai sukonfigūruota ir prižiūrima. Supratau. Ir paskutinis aspektas – lankstumas, sezoniškumas, rinkos pokyčiai. Taip, straipsnis teisingai pabrėžia. Negalima tiesiog nustatyti biudžeto metams ir pamiršti. Reikia reaguoti. Jei artėja kalėdos ir parduodi dovanas, galbūt didinti biudžetą. Tikrai taip. O jei vasara tavo versmo štilis, gal pataupyti. Tai yra strateginis prisitaikymas. Rodo, kad mąstė apie kontekstą. Gerai, tai pabandykime apibendrinti. Ką sako straipsnis ir ką mes aptariam, kaip tą biudžetą apsaugoti? Tai visų pirma, aiškus išmatuojami tikslai. Ką norim pasiekti? Tada labai tiksliai apibrėžta auditorija, kam rodom reklamą.
Kruopštus raktažodžių valdymas, ypač tų negatyvų raktažodžių nuolatinis pildymas. Nepamiršti AB testavimo. Nuolat ieškoti geriausiai veikiančių skelbimo variantų. Ir žinoma, nuolatinis duomenų stebėjimas ir analizė. Google Analytics, Google Ads platformos duomenis. Protingai naudoti automatizaciją, bet su priežiūra. Ir galiausiai būti lankstiems, reaguoti į sezoniškumą, rinkos tendencijas. Viskas atrodo gana logiška ir praktiška. Ir dar viena mintis pabaigai, gal kiek kitaip pažiūrėjus, užuot galvojus vien apie tai, kaip, apkarpyti biudžetą. Kaip sutaupyti? Taip, gal verta pagalvoti, kaip tas lėšas, kurios dabar galbūt švaistomos, nukreipti ten, kur jos duoda didžiausią grąžą. Kaip efektyviai reinvestuoti į tai, kas veikia geriausiai. Įdomus kampas. Ne tik taupyti, bet ir protingai perskirstyti augimui. Būtent. Gal tai kelias ne tik efektyvesniai, bet ir į labiau augimą skatinančią reklamą. Tikrai verta apmąstyti. Protingas biudžeto valdymas paremtas duomenimis atrodo tai ir yra raktas. Tikimės, šios įžvalgos buvo naudingos.